niekas aš ir nesu. Aš tik tai teatrą darau, tapybą darau, biškį. Vaikystėje man ryškiausiai įspūdžiai iš jaunimo teatro. Mano tėvas dirbo jaunimo teatre vyr dailininku ir dažnai mane vesdavosi į teatrą ir į užkulisius, pakliūti į užkulisius būdavo labai įdomu ir labai smalsu ir iš tikrųjų nepakartojami įspūdžiai. Pamatyti, kaip dirba ten apšvietėjai, kaip dirba dekoracijų sustatytojai, pamatyti persirengiančius aktorius. Visą tai užbūrė. Ir pavyzdžiui, aš iki šiol jau žinau jaunimo teatro kvapą, jisai lygiai toks pats, kaip buvo prieš 40 metų. Dabar, jeigu mane užrištom akim nuvestų į jaunimo teatro sceną, aš pasakyčiau, kur aš esu. Aš galėčiau. Tas kvapas, jo. Tai taip, aš tryniausi, nuo mažens tryniausi teatro užkulisiuose ir mane tai labai masino, žavėjo. Aš esu linkęs pripažinti objektyvaus skonio egzistavimą apskritai. Ir yra skonio dalykai, yra blogo skonio dalykai. Ir tas formuojasi kažkaip su aplinka, su amžiumi, bendraujant su žmonėm, kokiai iš tos terpės, kurios tu augi. Formuojasi estetinis supratimas. Pradedi suprast, kurie spektakliai labiau patinka, kurie spektakliai mažiau patinka. Ir aš atsimenu, kad Papirosmanio, kuris iš tikrųjų buvo vienas didingiausių Nekrošiaus darbų visų laikų. Man laisvai liežuvis apsivertė visiems drąsiai pasakyti, kad man nepatiko po premjeros. Kad man buvo 10 metų, man iš tikrųjų nepatiko. Praėjo 5 metai ir aš supratau. Ir tada jau man patiko. Bet tada buvo gėda mano tėvams, turbūt jie raudonavo. Vėliau aš aišku supratau visą tą didybę. Aš jaučiau, kad turbūt čia kažkas tai didingo gimsta, bet aš to nesupratau kas ir kodėl. Lyg tai jaučiau iš aplinkinių reakcijos. Nes žmonės po sėkmingų darbų, po gerų premjerų, jie ypatingai save kažkaip ypatingai elgėsi. Gal aš tą jaučiau. Nežinau. Bet Pirosmanis man nepatiko. Aš dailės mokiausi 11 metų sumoje. 5 metus Justino Vienožinskio dailės mokyklai ir dar 6 metus dailės akademijai. Piešti aš neišmokau. Totaliai. Aš nemoku paišyti. Ir aš buvau prastas studentas, aš nelankiau paskaitų, aš gaudavau blogus pažymius, tokius praeinamus, bet labai vidutiniškus pažymius ir neišmokau, manęs niekas taip ir neprivertė. Ir už tai aš iki dabar save labai keikiu ir pykstu ant savęs už tai, kad neišmokau piešti, nes kas kartą, kai tenka nupiešti kostiumą, reiškia, kostiumo eskizą spektakliui, tu kankiniesi ne su idėja, o su savo ranka kovoji, kuri negali nupiešti veido, negali nupiešti pečių, negali nupiešti gražios, organiškos figūros. Kostiumą sugalvoti lengva. Kaip. Bet jį nupiešti man yra klaikiai sunku. Ir aš sugadinu daugybę popierių, daugybę medžiagų, kol galų galę nupaišau tos eskizus. Ir pykstu ant savęs. O
Kiti scenografai tai eina lengvesniu keliu. Anksčiau jie iškarpydavo iš žurnalų, kas jiems patinka, suklijuodavo ant popieriaus. Dabar jie iš interneto prirankėja, sumontuoja ir rezultatas tai tas pats, nesvarbu. Bet aš kažkodėl savo kažkada seniai užsibrėžiau, kad aš niekada šitaip nedarysiu, kad aš paišysiu. Nu ir paišiau, sakau, būtuoju laiku, nes kostiumų pastaruoju metu jau nustojau daryti. Tai va, piešti aš nemoku. Pats malimasis toje akademinėje aplinkoje labai daug duoda iš tikrųjų. Ir ne tik užsiėmimai, ne tik paskaitos. Mano kurso vadovas visus 6 metus buvo Vitalijus Mazuras. Aš jį labai gerbiu ir myliu. Iki šiol gyvas, nesuprantu kaip. Gyvas ir linksmas. Ir jis buvo toks laisvas žmogus. Jis išmokė kūrybinės laisvės. Jis per daug nepiršdavo savo metodikų ar savo ideologijų. Jis tik truputį kažkaip pakreipdavo teisingų kelių, skonio kelių, ant skonio bėgių užvesdavo studentą. Bet jokių būdų neprimesdavo kažkokių savo metodikų, kaip anksčiau darydavo dėstytojai sovietiniais laikais. Mazuras išmokė absoliučiai laisvai mąstyti. Visiškas laisvės. Aišku, paskiau reikia, kai ta laisvė susiduria su spektaklio biudžetu, tai prasideda jau papildomas problemas. Bet vis dėlto ta kūrybinė laisvė, aš ją labai branginu ir tai yra viena iš svarbiausių tokių pamokų iš Vitalijaus Mazuro. Taip, supranti, ir pradžioj tas santykis tavo yra, bet tu padainuoji kažkiek su visais ir daugiau savo santykį palikai, nes čia tavo pasakas. O jie tai gali šaipytis iš to, bet tau tai nevalia. Na, iš pradžių reikia kuo daugiau klausytis to režisieriaus, ką jisai kalba. Gali kalbėti daug, bet nieko nepasakyti, gali keliais žodžiais labai aiškiai apibrėžti, keliais štrichais būsimą spektaklį. Iš pradžių klausai, paskiau pradedi paišyti ant kažkokių servetėlių. Ateina mintis, kažką pradedi biškai piešti, bet nedrąsiai, nerodai. Arba būna taip, kad labai greitai sugalvoju, bet ilgai nepasakoju specialiai. Dar kokią savaitę 2 pavaikštau, kol pats kažkaip susigyvenu su ta idėja. Aš ją turiu ir aš esu įsitikinęs, kad aš režisierių užlaušiu su ta idėja ir viskas bus gerai, bet dar ne dabar, dar truputį, ką nors čia. Kažkodėl taip norisi kartais padelsti. Nuotaika, atmosfera, kažkokie šiugždesiai, kažkokie cigarečių dūmai. Svarbu, scenografija, žinot, scenografija neturi nešti žinios, kaip čia dabar madinga sakyti, žinutės. Scenografija turi tik suteikti pagrindą tam, kas vyksta, panardinti tai kažkokią tai atmosferą, į nuotaiką. O kažką simbolizuoti ir kažką reikšti, anaiptol neprivalo. Čia dabar vėl prisiminiau Piterio Bruko tokią konstantą iš knygos Tuščia erdvė, kur jisai sako, kas yra privaloma teatrai. Ar teatras gali būti be režisieriaus? Gali. Be dailininko. Teatro režisierius, tik vienas aktorius ir vienas žiūrovas ir bus teatras. Kokia scenografija? Apie kokią čia dar scenografiją gali eiti kalba? Ar aš iš dalies pritariu Piteriui Brukui?
Pas mane yra daugybė spektaklių, kur dekoracijų beveik nėra. ir gerų, puikių spektaklių, kur tų dekoracijų visai nereikia. Nereikėjo. Ir tokių spektaklių yra labai daug. Grožis vėl tokia estetinė, gali būti griuvėsių krūva, graži. Tiesa? Gali būti griuvėsių krūva. Arba šiukštų kalnas gražus scenoje, gražiai apšviestas. O gali būti pilis auksinė, negraži. Tai tas, kur tas grožis, kas tas grožis? Prisipažįstu, kad pasenau ir iškilmingai pasižadu prieš Dievą ir žmonės, kad niekam daugiau nebeįkilėsiu. Aš jau iškritau iš varžybų. Man viskas patinka. Ačiū, kad leidžiate visiems man gyventi. Viskas patinka. Yra tam tikra specifika, o šokyje reikia, kad būtų tuščia aikštelė, toks techninis reikalavimas. Aktoriai kažkur turi šokti. Iš esmės nejaučiu didelio skirtumo ir vienodai mielai dirbu visuose žanruose. Tikrai. Aš stengiuosi nieko nežinoti apie šitos pjesės, kokia jeigu būtų, apie šitos pjesės pastatymo istoriją, aš nieko nenoriu žinoti. Aš noriu pradėti nuo tuščio balto lapo. Dėl to, kad jeigu man kas nors patiks, man bus šakės. Aš žinosiu, kad aš geriau nepadarysiu. Ir tiesiog pastatysiu save į kažkokią aklavietę ir kankinsiuos. Ir dar vienas dalykas yra tas momentas, kad kas nors įkrenta į galvą. Ir motyvas ten koks nors pamatytas, ar vaizdas, ar frazė. Ir tu negali jo atsikratyti, negali atsiriboti. Bandai galvoti savo, bet čia tu turi kažkokį tai foną, backgroundą, kuris tave tarsi, ne tai, kad įpareigoja, bet bando kažkaip pakreipti. Pagunda kartais iškyla didelė, nes ypač didėja su patirtim. Aš labai nemažai esu padaręs ir ateina toks laikas, kai pradedi mintyse gromuluoti tas pačias idėjas. Jas kažkaip perdaryti, biškį perfigūruoti, perstumdyti. Žiūrovas to nemato, bet aš taip, pavyzdžiui, bet aš suprantu, kad aš čia biškį iš to spektaklio, biškį iš to spektaklio. Vat tokie pavojai kartais atsitinka. Jo. Gyvenime tiek daugybė dalykų, kurios galima atboginti į sceną, bet jau jie visi buvo atboginti. Klausimas tik, ar teisingų rakursų pastatysi į žiūrovą. Aš prieš 2 metus padariau tapybos parodą ir mes ruošiamės su Martynu Rimeikiu baletui Kopelėje. Ir per parodos atidarymą jisai sako, aš noriu šitos galvos mano scenoje. Ir aš padariau iš paveikslo didžiulę dekoraciją. Apimtinė 3D, milžiniška. Man buvo tokia, oho, mano tapyba keliaus į sceną 3D. Išdidinta, didžiulė. Taip, man buvo malonu. Ir labai vykęs darbas. Labai vykęs darbas. Vienas geriausių mano darbų. Teatre vis dėlto tai visada būna pririšta prie siužeto, prie konteksto. Tu ten biškį ištirpsti, tarsi pasislėpi už kitų spektaklio dalyvių, scenografija. O tapyba tai, jeigu tai neapsinuoginimas, tai aš nematau prasmės iš viso. Turi būti kažkoks tai totalinis atsivėrimas savo vidinių būsenų ar ko. Kitokia tapyba manęs nelabai domina. Ir aš pats
niekada neužsimčiau kitokiu keliu, neįčiau. Bet aš esu visiškas intravertas. Mano tapyba labai subjektyvi, labai intimi, labai asmeninė. Tik apie mane patį, apie nieką daugiau. Kai tapau, negaliu galvoti apie teatrą. Aš galiu daryti 4 spektaklius vienu metu, bet negaliu tapyti paveikslo ir daryti spektaklio. Nes jeigu darai tapybą, tai galva turi būti absoliučiai laisva nuo bet kokių pašalinių trukdžių, konkrečiu atveju teatro problemų. O kada tu sėdi prieš drobę, kurioje yra milijardas problemų, kurias reikia išspręsti, o tau kas nors paskambina iš teatro ir ko nors paklausia apie fanieros storį, tai čia būna kančia. Tai tos milijonas problemų, jos ne kokios nors dvasinės problemos. Todėl, kad neužsitepa taip, kaip tu nori. Ranka kažkaip kitaip, galva veikia vienaip, o ranka nedaro to, kaip tau reikia. Ar drobė kažkaip netaip slysta, ar teptukas ne tas, ar dažai ne tie. Kažkas nesigauna, kažkas tokias techninės problemos. Šiaip paveikslą tai jau esi sugalvojęs dažniausiai prieš pradedant. Ir pradedi daryti ir nesigauna. Ir nesigauna dėl to, kad nemoki, dėl to, kad trūksta technika. Dar sunkiau, kai reikia kažkam rodyti, kai žmonės žiūri, man labai jėzus man. Parodyti pirmą kartą darbus kažkam tai yra rimtas iššūkis, aš visą laiką labai droviuosi ir varžausi. Niekada gyvenime nedirbau nei vienos dienos pagal darbo sutartį. Niekada neėjau į darbą ten nuo kažkada iki kažkada. Tai šita aplinkybė man yra labai didelis pliusas ir aš ją labai vertinu. Kad esu laisvas paukštas.